6 iš 13 pinigų sąmonės raktų. Partnerystė ir pinigai, kai viskas po lygiai, bet nejaučiu balanso. Vienas iš sudėtingiausių pinigų kanalų – tai pinigai santykiuose. Kai du žmonės gyvena kartu, dažnai sakoma, dalijamės viskuo po lygiai. Tačiau po to lygiai dažnai slepiasi skirtingas emocinis svoris, nelygia atsakomybė, nevienoda vidinė būsena. Pinigai partnerystėje atskleidžia labai daug. Ar tau saugu būti silpnesniu? Ar jauti, kad gali duoti, bet neprarasti savęs? Ar pasitiki, kad partneris nori duoti, o ne apskaičiuoja? Kai partneriai dalyjasi skaičiais, bet neaptarė jausmų, kaupiasi įtampa. Kai moteris per ilgai nepriekaištauja, bet tyliai kaupiasi kartėlis, gausos kanalas ima šnibždėti. Ei, čia ne meilė, čia susitarimas. Kai vyras duoda viską, bet jaučiasi nevertinimas, pinigai pradeda bėgti. Sąmoningos partnerystės klausimai. Kai mes kalbamės apie pinigus, ar galime atvirai pasakyti, man tai sunku, man tai svarbu, ar iš tiesų dalijamės, ar tik skirstome? Mažas, bet veiksmingas veiksmas. Susitarkite šią savaitę pasikalbėti ne apie išlaidas, o apie jausmus. Klausimas, kurį verta išsakyti. Kai mes dalijamės pinigus, ką aš iš tiesų noriu, kad tu jaustum? Rytoj laukia 7 raktas. Kodėl pinigai, kurie šviečia ateityje, vėluoja, kas stabdo jų atėjimą? Komentuok noriu raktų ir mes toliau keliausime kartu į gausą.